Labą dieną. Noriu paklausti dėl savo santykių, nes visiškai nebesuprantu, kas vyksta juose. Rašo man moteris, kuri nepabijoja, išdrįso man parašyti ir paklausti dėl savo sudėtingų santykių. O šiandien paanalizuosime 3 situacijas, 3 klausimus moterų, kurios išdrįso parašyti ir paklausti. Ir aš jūs kviečiu, kas turite sudėtingas situacijas, visada galite man rašyti asmeninę žinutę ir drąsiai klausti. Nes gyvenimas yra iš tikro sudėtingas, būna įvairių gyvenimiškų situacijų, kuriuose moteris nežino, kaip iš jų galbūt išeiti arba kaip veikti. Ypač atpažinti padedu moterims emocinę priklausomybę santykiuose. Atpažinti ją ir iš jos išeiti, tapti vėl laimingai. Skaitau toliau laišką. Noriu paklausti dėl savo santykių, nes visiškai nebesuprantu, kas vyksta. Bendraujame jau kurį laiką. Taip, pradžioje jis buvo labai šiltas, rodė daug dėmesio, pats ieškojo manęs, kalbėjo apie ateitį, o dabar atrodo, kad viskas pasikeitė. Jis lyg ir yra šalia, bet tuo pačiu labai toli. Parašo, bet sausai, susitikimai reti, švelnumo beveik nebeliko. Aš vis galvoju, ar jis mane tikrai myli, ar tiesiog priprato prie manęs ir laiko mane šalia dėl patogumo. Labai skaudu, nes aš prie jo prisirišau. Noriu suprasti, kas vyksta jo viduje, ar čia laikinas etapas, ar reikia pagaliau priimti tiesą, kad jausmai iš jo pusės jau nebe tie. Toks klausimas šioje vietoje labai svarbu, moteris daro visada vieną klaidą. Ir ta klaida, kad automatiškai moteris pradeda kaltinti save. Kaltinti save tame, kad galbūt jį per daug mylėjo, galbūt aš per daug dariau kažko, o galbūt aš aplamai kažko nepadariau. Bet tiesa yra ne visada tokia, nes labai dažnai vyro atšalimas kalba ne apie tai, kad moteris kalta, o kalba apie tai, kad žiūrėkit, šioje vietoje santykių buvo pradžia. Jie bendravo kažkurį laiką. Aš kiek žinau iš pokalbių su šia moterimi, pusę metų buvo bendravimo tarp jų. Ir per pusę metų vyras šiek tiek atšalo. Tai čia visiškai gali būti situacija, kad ne moteris kalta, o paprasčiausiai vyras perėjo į tokį santykių lygį, kai jis nusiramino, šiek tiek galbūt tas jausmas jame atšalė. Tai nereiškia, kad jis baigė ją mylėti, bet tai reiškia, kad šiek tiek jis pats emociškai nurimo ir pradėjo ne tiek daug dėmesio jai rodyti, kaip jai galbūt norėtųsi. Bet šioje vietoje labai yra moteriai svarbu suprasti vyrą, to vyro paties tą vidinę būseną, taip, kas tai per vyras iš tokios emocinės pusės. Perprasti jį, nes vyras kaip ir duoda jai jau tokį požymį, taip, signalą, kad o aš kitoks. Taip, buvo aistros, buvo įsimylėjimo, man reikėjo tave užkariauti, aš viską dėl to dariau. Bet dabar aš parodysiu tau, koks aš esu iš tikro. Reikėtų paprasčiausiai sustoti. Vyras sustoja, tu irgi sustoji ir žiūri, koks jis dabar iš tikro. Ką jis toliau darys dėl šitų santykių. Dabar tu jį pamatysi tikrą, koks jis yra iš tiesų. Daug kalbų moteriams kitose savo socialinėse tinkluose ir Instagram, ir TikTok, ir Facebook. Aš daug kalbų moteriams apie tai, kaip tokiu atveju reikia šiek tiek pristabdyti, sustoti ir leisti vyrui dabar vėl iš naujo tave užkariauti. Nes tai ne visada yra, kad santykių jau pabaiga. Paprasčiausiai santykiai pereina į kitą lygį. Ir
tai yra gerai, kad tu dabar gali jį pamatyti kitonišką. O aš kviečiu jūs, mėlieji mano, spauskit mygtuką būtinai prenumeruoti ir šalia jo esantį varpelį. Ir tokiu būdu mes kiekvieną kartą galėsime kartu paanalizuoti sudėtingas gyvenimiškas situacijas. O dabar antra situacija. Labą dieną ir rašau, nes jaučiuosi įstrigusi ir nebežinau, kaip iš to išeiti. Gyvenu su vyru, kuris prieš mane naudoja psichologinį smurtą, o kartais būna ir fizinį protrūkį. Merginos, tai yra baisu, tai yra sudėtinga. Po visko jis atsiprašo, sako, kad pasitaisys, kad myli, kad be manęs negali. Suprantu, kad tai nėra normalu, bet kažkodėl niekaip neišeinu. Labai bijau likti viena, bijau, kad reikės gyventi toliau. Ką pasakys kiti, ar apskritai sugebėsiu viena atsistoti ant kojų. Jaučiu, kad emociškai esu labai palūžusi, pasimetusi ir nebetikiu savimi. Noriu suprasti, kodėl taip stipriai laikausi žmogaus, kuris mane skaudina ir ką man daryti, kad pagaliau raščiau jėgų išeiti iš šitos situacijos. Merginos, tai yra labai sudėtinga situacija. Labai sudėtinga situacija ir šioje vietoje aš galiu pasakyti, kad tokioje situacijoje nereiškia, kad moteris yra kvaila, kad moteris yra silpna. Šita situacija kalba apie tai, kad moteris pasimetusi. Ir labai dažnai kitiems žmonėms iš šono, kas stebi, kas pažįsta tokią moterį, jiems atrodo, kad tiesiog reikia atsistoti ir išeiti per vieną akimirką. Bet kai tu gyveni tame, toje situacijoje, tu verdi tame, taip, toje viduje, viskas atrodo, žinokit, visiškai kitaip. Ir smurtas labai dažnai naikina žmogų, ne per vieną dieną. Jūs turit suprasti, kad tai nevyksta juk per vieną dieną, nes smurtautojas veikia kiekvieną dieną lėtai, diena iš dienos, mėnesį iš mėnesio, metus iš metų. Suprantat tą dalyką? O jums atrodo iš išorės, kad ko ji neatsistoja ir neišeina. Tai yra labai sudėtingas dalykas. Nes smurtautojas po truputį sugniužna tos moters savivertę, pasitikėjimą savimi, gebėjimą priimti kažkokius sprendimus. Moteris tampa tokia neveikli, nepasitikinti savimi. Moters krenta labai stipriai, žinokit, krenta moters tokioje vietoje savivertė. Bijo, kad niekas jos nesupras. Taip, jūs iš išorės, tai aišku, ją matot, kad atsistok išeik, bet ji tai viduje baimė, kad nesupras ją kiti, ji kitaip masto toje vietoje, kad galbūt jį galvoja, jinai pati kalta, kad jeigu muša mane, tai gal aš pati kalta, čia lendu ant to, kad gal tikrai jis pasitaisys. Kitą kartą moteris galvoja, jūs suprantat, kad moteris galvoja tokiose situacijose, kad galbūt jis pasitaisys, nes ir tada po kažkokio skaudaus įvykio, taip, vyras ateina dažnai pas ją ir ateina toks kita fazė, kai vyras atsiprašo, vyras verkia. Ir aš tą mačiau, aš pati mačiau iš savo darbo patirties, kaip vyras verkia, kai jie atsiprašo, kai su ašarom stovi ant kelienių ir verkia prieš moterį, kad atleisk, sugrįžk ir viskas bus kitaip, sako, kad myli. Ir moteris vėl įkrenta į tą tikėjimą, į tą viltį ir pasitikė to vyru. Bet čia reikia suprasti labai tokį svarbų dalyką, kad smurtas nėra meilė. Jeigu jūs jau dabar atsidūrėt ir pas jūs įvyko toks pirmas kartas, tai pirmas toks išpuolis ir jūs pajutot, kad čia kažkaip nekvepia tarp mūsų santykiuose ta meilė, pagarba ir abipusio supratimo, abipusio palaikymo, taip, jūs turit suvokti, kad smurtas
trupučiuko smurto jau nėra meilė. Kontrolė nėra meilė. Jeigu žmogus kontroliuoja, jūs emociškai, finansiškai, psichologiškai neleidžia jums nieko daryti, arba pavydi jūs, arba kažkokia baimė tu bijai, pradedi jo bijoti, tai nėra meilė. Tai jau turi automatiškai suvokti. Ir jeigu santykėje, tu nuolat va tokį gyveni įtampoje, jeigu tu turi saugotis, kad tik nepasakyti kažkokio žodžio, bijai parodyti savo nuotaiką gerą, tu atėjai pasijuokti, pasidžiaugti, papasakoti kažkokį, žinai, kaip mes moteris būnam, paimam iš TikToką kažkokį ten iškarvą, pažiūrėk, kaip faina ten pasijuokti su juo. O jis atgal tau smurtų arba kažkokių žodžių tokių agresyvių, po kurio tu krenta nuotaika tavo. Tai čia jau automatiškai, aišku, nėra. Čia nėra meilė. Tai yra smurto požymiai. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, dažnai moteris sako, aš negaliu išeiti, bet iš tiesų labai dažnai ji negali išeiti, ne todėl, kad negali atsistoti ir išeiti, o todėl, kad yra visiškai emociškai nusilpusi. Trūksta, esat jų girdėję, kaip yra svarbu moteriai tas emociškas pasitikėjimas, ta vidinė emocinė būsena. Jeigu tu žmogui kiekvieną dieną moteriai yra sakoma, kad tu bjaurybė, tu baisybė, iš jos tyčiojamasi, automatiška savivertė krenta, ne tik savivertė. Jūs suprantate, ta emocinė nuotaika krenta, hormonai krenta pas moterį. Moteris pradeda sirgti, bijoti, pastoviai gyvenanti moteris baimėje, ji pastoviai bijo viską. Ji nusilpsta, pas ją trūksta to užsispyrimo vidinio. Suprantat, nėra taip lengva. Ir šioje vietoje labai svarbus žingsnis. Nereikia iš karto daryti tokio staigaus žingsnio, per vieną dieną išeiti. O kartais pirmas žingsnis yra paprasčiausiai savo pačiai. Supranti, savo pačiai pripažinti, kad taip, aš esu ne ten, kur turėčiau būti laiminga. Aš nesu čia laiminga. Supranti, turi grįžti į save ir pamatyti pati savo. Tai ir bus tavo tas pirmas žingsnis, kada tu suvoksi, kad tu ne čia turi būti, o turi būti laiminga. Ir tokioje situacijoje labai yra svarbu netylėti vienai. Netylėti vienai ir reikia ieškoti pagalbos, atramos žmogaus, kuris gali blaiviai pamatyti situaciją. Kas žiūrite, kas matote dabar šitą mano laidą, pasidalinkite, nusiųskite tai moteriai, kuri dabar sudėtingoje situacijoje ir jūs matote, kad jai labai sunku, bet ji jūsų negirdi. Nusiųskit šį video, tegul paklauso, tegul pagalvoja, tegul supranta, kad ji nėra viena. Ir todėl sakau, kad reikia pagalbos, atramos žmogaus, kuris gali blaiviai pamatyti šitą situaciją jos. Ir nes kai gyveni smurte, nėra taip lengva pamatyti ją pačiai. Nes labai lengva pasimesti ir net pradėti teisinti tą patį smurtautoją, kuris tave skaudina. O iš tikra, tai kiekviena moteris turi teisę į gyvenimą be baimės. Ir kuo ilgiau tu lauksi kažkokių pasikeitimų ir nieko nedarysi, to stipriau tu klimsi į šitą pavojingą situaciją savo gyvenime. Nebijokite, rašykite man asmeninės žinutės, klauskit viskas, kas jums svarbu šiai dienai, nebijokit, nes emocinė priklausomybė santykiuose ir kriziniai išgyvenimai santykiuose tai yra kaip skyrybos, tai yra tikrai labai sunkus dalykas, kurį labai sunku išgyventi. Rašykit man asmeninės žinutės, nebijokit, mano puslapis elana.lt, galite užsukti į jį pasiteirauti, Facebooko puslapis, Instagramas, rašykit čia, nebijokit, viską perskaitysiu, su viskuo susitvarkysim. Ir iki sekančio pasimatymo.